Tai sveiki visi. Šiandien norėsiu kalbėti apie skaitmeninį proveržį finansų valdyme. Ir savo pranešimą norėčiau pradėti nuo šių dviejų nuotraukų. Tai nuotraukos yra darytos New York'e. Pirmoji nuotrauka viršuje buvo atlikta apie 1900 metus. Ir joje matome, jog dominuoja arkliai ir įkinkyti į vežimus. Ir matomas vos vienas automobilis. Net neabejoju, jog tuo momentu buvo labai daug skeptikų, kurie netikėjo, jog automobilių evoliucijos era išstums arklius iš New Yorko gatvių. Tačiau štai, ką mes turime praėjus vos 13 metų, matome visai kitą vaizdą ir iš arklio kaip po tokio beliko New Yorko gatvėse tik matavimo vienetas arklio gale. Šios istorinės nuotraukos labai puikiai demonstruoja tai, kaip greitai ir koks dinamiškas pasaulis yra ir kaip keičiasi technologijos. Lygiai taip pat galėčiau pasakyti, technologijos vystosi ir finansų, ir apskaitos valdyme. Net jeigu galėtume palyginti finansų apskaitos specialisto darbo vietą apie 1950 metus, puikiai įsivaizduotume, jog stalas buvo nukrautas popieriais, archyvo spintos rinko dulkes ir net praktiškai girdžiu tą garsą visą dieną dundantį skaičiuotuvų garsas bei skaičiavimo mašinėlių rašmenys vyko. Sakyčiau, jog visi dokumentai, visi rodikliai buvo įrašomi į popierinę didžiąją knygą. Šiandien dienai turbūt technologijų pažangos dėka, visų optimizacijų dėka ir, aišku, industrijos 4.0, mes matytume visai kitą vaizdą ir mums būtų sudėtinga įsivaizduoti jau šiuolaikinio finansų apskaitos specialisto darbo vietą nukrautą popieriais. Nes viskas šiuo metu vyksta skaitmeninėje erdvėje. Ir jeigu galima būtų sakyti, kad anksčiau finansų apskaitos specialisto turbūt didžiausias dienos košmaras galėjo būti pasibaigęs popierius ar rašalas, šiandien dienai turbūt finansų apskaitos specialistui baisiausias dienos košmaras yra, kai yra prastas ryšys ar nėra interneto. Taigi, tęsiant apie skaitmeninį proveržį, dar norėčiau akcentuoti tai, kad jeigu, pavyzdžiui, anksčiau finansų apskaitos specialistas ieškodavo informacijos ar klaidų popieriniuose dokumentuose, kaip tas piratas lobių, tai šiuo metu lobis slypi būtent skaitmeninėje erdvėje ir debesijoje. Dar šiek tiek plačiau norėčiau pakalbėti ir apie pačią industriją 4.0, kaip globali prekyba perrašė taisyklės. Tai visų pirma, industrija 4.0 turėjo reikšmingą poveikį žmonių apsipirkimo įpročiams. Ir fizinės parduotuvės greitai keitė elektroninės parduotuvės, tapo įprasta prekes atsisiųsti iš JAV, Kinijos, ES šalių. Tokiu atveju verslai peržiūrėjo ir perdėliojo savo verslo modelį ir prekyba pradėjo vystytis globalių tarptautinių mastų. Taigi, verslininkai pradėjo prekiauti per įvairias elektroninės platformas, tokias kaip Amazon, eBay, Etsy. Ir tam, kad prekės klientus pasiektų greičiau, verslininkai dažniausiai atsidaro ir savo sandėlius taipogi užsienyje. Ir čia šiuo atveju susidurime su mokesčių labirintais ir turbūt norėčiau trumpai pakalbėti apie tai vis dėlto su kokiais iššūkiais dabar turi susidurti finansų apskaitos specialistas. Visų pirma, tai yra suvokti, kokioj šaly turime mokėti mokesčius ir būtent kokius mokesčius ir kaip juos apskaičiuoti. Kitas dalykas, kai yra daugybė faktorių ir daugybė sistemų, iš kur suplaukia informacija apie įmonės rodiklius, kaip ir minėjau, tai yra pardavimai iš elektroninės parduotuvės, pinigų surinkimo procesoriai, mokėjimų sistemos, taipogi sandėlių valdymas ir prekių judėjimas per įvairias pasaulio šalis. Tai yra begalė informacijos, kurią reikia sugebėti
susisteminti ir perduoti aiškus teisingas ataskaitas vadovams, pagal kurias jau jie gali toliau priimti strateginius sprendimus. Tai kyla klausimas, kas vis dėlto padeda finansų apskaitos specialistams suvaldyti tokį didelį duomenų kiekį ir pateikti tikslės ataskaitas. Ir čia šiuo atveju, kaip ir prieš tai minėjau, lobis būtent ir slypi skaitmeninėje erdvėje. Trumpai papasakosiu, kokius 6 esminius sprendimus mes galėtume išskirti, ką pažangios įmonės galėtų prisitaikyti savo veikloje, savo įmonės procesuose, tam, kad tinkamai ir greitai valdyti visą informaciją. Tai turėčiau paminėti verslo valdymo sistemų sprendimus ir jų infrastruktūros sukūrimą, mokėjimų platformų integracijos su apskaitos buhalterinėmis programomis. Taipogi, koks dar lobis yra, tai elektroninės prekybos platformos ir verslo analitikos sąsajos. Labai svarbi yra ir robotizuota be pasikartojančių procesų automatizacija. Labai daug ir galima kalbėti apie pridėtinę vertę verslo analitikos. Mes, pavyzdžiui, naudojam Power BI ir apie ją šiek tiek plačiau pakalbėsiu vėliau. Ir žymų poveikį davė dokumentų skaitmeninimas, kuris minimalizavo rankinio darbo poreikį. Tad ką kaip pažangi ir inovatyvi įmonė, mes patys įsidėgėme savo apskaitos procesus ir galime pasiūlyti savo klientams. Tai vienas iš jų yra vis dėlto ERP, būtent verslo valdymo, verslo sąsajų sistemų sprendimai ir infrastruktūra. Sukūrus ERP sistemų infrastruktūrą mes galime, taipogi mūsų klientai gali centralizuotai valdyti daugelį įmonės rodiklių, tokių kaip finansai, tiekimo grandinės, personalo valdymas, sąskaitų faktūrų išrašymas ir panašiai. Tai žymiai paprastina ir efektyvina įmonės veiklos procesus, o mums supaprastina apskaitos procesus. Mokėjimai. Tai mokėjimo platformų integracijos su apskaitos programomis taipogi padeda mums labai greitai ir lengvai apskaityti didelį ir apdoroti didelį mokėjimo skaičių. Tai visų pirma, integracijos yra įmanomas per API raktą, tai tiesiogiai su apskaitos sistemomis ir duomenys sukrenta į buhalterinę programą ir mes galime kartais net pusiau automatiškai padaryti sudengimus su pardavimais. Kitas dalykas, jeigu prekyba vis dėlto vyksta tarptautiniu mastu globaliu ir jeigu tų integracijų arba mokėjimų sistemų yra žymiai daugiau, tuomet mes darome sujungimus per mūsų tarpinį analitinį įrankį ir visa informacija iš mokėjimų sistemų, taipogi elektroninių parduotuvių sistemų, sukrenta į tarpinį analitinį įrankį. Ten mes galime pamatyti ir išgaudyti tai vadinamas klaidas apie neapmokėtus užsakymus, galbūt kai būna atveju, kai kitas asmuo moka už užsakymą, bet ne savo vardu buvo atlikęs užsakymą, tad žymiai paprasčiau galime rasti tokias klaidas ir padaryti sudengimus. Valiutų kursai yra labai svarbus tuo, ypač kai yra dirbama tarptautiniu globaliu mastu ir gaunami atsiskaitimai užsienio valiuta. Pagal visas taisyklės turėtume pajamas prisipažinti to kurso data, būtent kada buvo gautos pajamos. Šiuo atveju automatiniai kurso valdymai realių laikų, tai kas įkrenta į mūsų tarpinį analitinį įrankį, žymiai palengvina duomenų fiksavimą, būtent didinant pajamų fiksavimo tikslumą. Tai panaudojus ir šias visas integracijas ir optimizavimus galiu drąsiai sakyti, jog banko vedimas ir pajamų pripažinimas tapo žymiai greitesnis ir efektyvesnis.
Elektroninės parduotuvės taipogi galime suintegruoti kartu su apskaitos programomis ir jos lygiai taip pat, ir duomenys lygiai taip pat kaip ir su mokėjimo sistemomis sukrenta į vienu variantu, tai gali sukristi tiesiogiai į apskaitos sistemą ir tokiu atveju mes galime daryti faktinį sandėlio likučių analizę ir rasti neatitikimus bei daryti prekių nurašymus. Arba kitu atveju, jeigu iš tikrųjų yra daugybė sandėlių įvairiose šalise, jeigu yra vykdoma prekyba ne per vieną mokėjimo platformą, mes rekomenduojame duomenys valdyti ir analizuoti per analitinius įrankius. O jau išanalizavus ir eliminavus klaidas, į apskaitos sistemą duomenys galime įvesti sumiškai. Tai labai paprasta, nes vadovas visą įmonės valdymo sistemą, visus valdymo procesus gali matyti vienam analitiniam įrankyje. Ir sakyčiau, kad mažesnėms įmonėms, kur galime atlikti per API, tarkim, integracijas, tiesioginius sujungimus elektroninių parduotuvių mokėjimo platformų bei ir sujungiant su apskaitos programa, tai apskaitos komandos procesai yra efektyvinami apie 30–40%. Robotizuota, be pasikartojančių procesų automatizacija. Taipogi yra vienas iš, sakyčiau, didžiulių lobių, kuris mums padeda efektyvinti ir apdoroti didelį kiekį informacijos. Su robotų pagalba galime automatiškai daryti duomenų įvedimą, apdorojimą, mokėjimų tikrinimą ir ataskaitų generavimą. Be viso to, mūsų apskaitos specialistai kiekvieną mėnesį robotų pagalba teikia deklaracijas į valstybinėms institucijoms kas mėnesį. Taipogi, tų pačių robotukų pagalba mes gauname ataskaitas apie neatitikimus apskaitoje, pavyzdžiui, aptiktus per kryžminį sutikrinimą. Tai robotų pagalba yra suformuojamos ataskaitos, kurios pateikiamos jau yra finansų apskaitos specialistams ir toliau mes galime komunikuoti su klientu apie trūkstamus dokumentus. Robotų pagalba taipogi galima daryti ir tokius kitus paprastesnius, sakyčiau, procesus, kaip ilgalaikio turto nurašymus bei kitus. Šiuo metu manyčiau, kad robotų pagalba mes galime eliminuoti klaidų rizikas, nes daugelį procesų atliekame ne rankiniu būdu, o robotizuotai. Ir aišku, taipogi didiname efektyvumą. O čia norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie verslo analitikos įrankį ir kodėl jis svarbu turėtis ir kodėl galbūt mūsų įmonės, mūsų klientai vis dažniau ir dažniau naudoja. Tai visų pirma, verslo analitika kaip įrankis gali pakeisti ir įtakoti įmonės rezultatus. Versle labai svarbu valdyti atsargas, stebėti pardavimus, prognozuoti pinigų srautus, stebėti skolas. Ir visus šitos procesus mes galime valdyti per verslo analitikos įrankį. Šiuo atveju vadovas gali matyti ir analizuoti informaciją iš duomenų, kuri yra pateikta realiu laiku. Tai yra tam, kad priimti sprendimus įmonėje, kurie gali įtakoti vienokius ar kitokius rezultatus, jūs remiatės ne pateiktais finansų, galbūt specialistų sprendimais, nesprendimais, ataskaitomis iš praeito ketvirčio, o galite pamatyti juos realiu laiku. Pavyzdžiui, jeigu yra verslo analitikos sujungimas su apskaitos programa, vadinasi, jūs matote rezultatus vakar dienos data. Ir kas svarbu, kad visi šitie sprendimai, būtent verslo analitikos visada yra po ranka. Tai bet kurioje šalyje bebūtumėte, svarbu, kad būtų internetas, jūs galite prisijungti ir matyti bei valdyti savo įmonės veiklą. Aš paminėčiau tai, kad kokią naudą aš dar įžvelgiu, tai yra pardavimų galimybė auginti pardavimus arba kartais galimybė užkardyti sąnaudoms, kurios staigiai pradeda augti. Nes analitikos pagalba galime
stebėti pardavimus, galime matyti, kur neveikia procesai ir galbūt pradeda strigti pardavimai, vadinasi, galima komunikuoti su savo darbuotojais, su savo komanda, kodėl tam tikroje vietoje stringam. Kitas dalykas, galime pasiruošti ir sezoniškumui, jeigu jūsų veikla yra sezoninė. Jūs galite analizuotis, kas praeitų metų sezono buvo aktualu ir taip pasiruošti naujajam sezonui. O apie sąnaudų valdymą, tai lygiai taip pat. Jūs galite realių laikų pamatyti, kuri kašto eilutė jums staigiai padidėjo ir pradėti laikų, ir galėtumėt laikų užkardytis galbūt didėjančių sąnaudų eilutės arba spręsti su savo komanda, dėl ko nepagristai auga sąnaudos. Tai tokį, sakyčiau, kad verslo analitikos įrankis padeda valdyti įmonėje rizikas. Ir dokumentų skaitmeninimas. Tai buvo turbūt vienas iš pirmųjų įrankių, kurį pradėjome naudoti. Ir jisai žymiai minimalizavo rankinio darbo poreikį. Šiai dienai skaitmeninimas vyksta tokiu būdu, jog visi dokumentai yra skenuojami, apdorojami ir integracijos pagalba perduodami į mūsų apskaitos programą. Finansų apskaitos specialistui belieka prisijungti, sutikrinti ir padaryti perkelimą. Tad, kai kalbam apie tiek įrankių ir tiek dalykų, kuriuos pavyksta įgyvendinti ir atrodo, kalbu, kad labai paprastai lengvai galime apdoroti didelį duomenų kiekį, natūraliai turbūt kyla klausimas, tai kokiegi finansų apskaitos specialisto rolė įmonėje patampa. Ir iš tikrųjų, finansų apskaitos specialisto rolė keičiasi ir manau dar ateityje keisis ne kartą, tačiau galėčiau išskirti šiuos 4 pagrindinius momentus, ką jau esame išsigryninę. O būtent, kad finansų apskaitos specialistas patampa, aš pavadinčiau, architektu, kuris ateina, susitinka su įmonės atstovu, įsigilina į įmonės veiklos procesus, išgirsta kliento lūkestį, kaip jis nori matyti ir analizuoti savo įmonę. Ir tada finansų apskaitos specialistas gali sukurti apskaitos metodiką, sukurti visą infrastruktūrą, architektūrą sudėlioti, kokios integracijos bus reikalingos ir atiduoti vykdymui. Vėlgi, finansų apskaitos specialistas jau tampa ne duomenų suvedėjų, o daugiau strategų, nes jisai šiuo atveju analizuoja duomenis, stebi, atranda netitikimus ir perduoda jau susistemintą informaciją vadovui, tam, kad jis galėtų priimti strateginius sprendimus, o kartais gal netgi gali pasidalinti ir savo įžvalgomis. Ir kitas svarbus momentas, kurį jau minėjau pačioj pradžioj kaip iššūkį, tai kad šiai dienai finansų apskaitos specialistų išmanyti vien tik globalią mokestinę bazę, lokalią mokestinę bazę jau yra nepakankama, nes reikia suprasti, kada privaloma mokėti ir kokioje šalyje turime mokėti mokesčius. Ir pagrindinis dar 4 punktas, bet manau jis yra irgi vienas iš tokių svarbesnių, tai yra tai, kad finansų apskaitos specialistas, manau, kad yra tas dirigentas, kuris padeda skirtingoms sistemoms pradėti susikalbėti ir kalbėti viena kalba tam, kad jūs turėtumėt vieną bendrą rezultatą. Kalbant apie skaitmeninės transformacijos iššūkius, aišku, ten, kur kalbam daug apie pliusus, turėtume paminėti ir iššūkius, su kuriais susidurėme. Tai vienas iš pagrindinių iššūkių tai yra duomenų saugumas, kad esant šiuolaikiniams technologijams ir ypatingai, kai visi duomenys yra perkeliami saugoti į debesijas, turime užtikrinti ir tinkamą tų duomenų saugumą, ypatingai privačių asmenų duomenų saugumą. Ir, aišku, užkirsti prevenciją kibernetiniams atakoms, kas pastaruoju metu yra žymiai suaktyvėję. Kitas dalykas ir iššūkis yra pokyčių valdymas. Pokyčių valdymas, sakyčiau, yra iššūkis vadovams, o būtent dėl to, kad mes galime sustrateguoti, pradėti įsigyti ir dirbti su naujausiam technologijom, bet yra kitas žmogiškasis faktorius ir dažnai žmonės, galbūt tie, kurie yra mažiau IT raštingi, išsigąsta ir bijo tų naujų technologijų. Ir čia yra vadovo iššūkis sukurti tokią saugią galbūt terpę, kurioje norėtųsi tobulėti ir nebijoti eksperimentuoti ir dirbti su naujausiamis technologijomis.
Na ir aišku, paskutinis iššūkis tai yra gebėjimas prisitaikyti prie naujausių technologijų ir apskritai prie ateities iššūkių. Pagrindiniai 4 dalykai, ką suteikia mums skaitmeninis proveržis. Tai visų pirma, mums pavyko padidinti apskaitos procesų efektyvumą, sumažinome klaidų skaičių, ir čia kalbu ne tik apie klaidas, žmogiškasias klaidas, bet taipogi ir sisteminės, ką mums pavyksta susidėlioti ir atrasti per analitinius įrankius. Taipogi pavyko sumažinti darbo sąnaudas ir, aišku, lankstumas. Visi šitie sprendimai yra lengvai pritaikomi bet kokioje besikeičiančioje verslo aplinkoje. Ir štai trumpai tas vadovų gidas į sėkmingą finansų valdymą. Tai nebijokite ir integruokite ir domėkitės naujausiamis technologijomis, investuokite į savo komandos išmanumą, nes be jų tais įrankiais nemanau, kad kas dar gali naudotis. Tai yra labai svarbu turėti išmanę komandą ir drąsią komandą. Kitas dalykas, nepamirškite apie verslo analitikos įrankį, apie duomenis, kuriuos jūs galite matyti čia ir dabar realiuoju laiku. Ir aišku, nepamirškite, kad finansų specialistas jau šiandien gali būti ir partneriu, kuris jums padės analizuoti savo įmonės rezultatus. Ir viską apsvaršius, priimkite teisingus sprendimus, kurie perkels jūsų verslą į kitą lygmenį. O kas laukia mūsų toliau? Mūsų toliau laukia industrija 5.0, kuri kalba apie tai, kad netgi ir palies finansų apskaitos valdymo specialistus, kurie jau turės bendradarbiauti turbūt ir dirbti kartu ne tik su technologijomis, su robotais, bet ir dirbtiniu intelektu. Tai daug kalbama apie tai, kad dirbtinis intelektas bus pasitelkiamas ir priima tam tikrus strateginius sprendimus. Kitas dalykas, apie ką daug kalbėsime ir jau kalbame, tai apie tvarius sprendimus, apie tvarų verslą. Ir bus svarbu ne tik finansiniai rodikliai, bet ir taipogi, kokį jie poveikį daro socialiniai aplinkai. Ir pabaigai turbūt tai dar kartą norėčiau akcentuoti tai, kad finansų apskaitos specialistai pataps turbūt ir ateities buhalteriai pataps kūrybiškomis asmenybėmis, kurios ieškos strateginių sprendimų, kaip bendradarbiauti ir kaip sukurti tą simbiozę su naujausiamis technologijomis ir dirbtiniu intelektu. O šiandien beje, ryte mačiau trumpą video, kur Kinijoje vyko koncertas ir visi laukia dirigento. Ir dirigentas išvažiavo robotas, tikrai to žodžio prasme, ir dirigavo visam pasirodymui. Tai tuo metu kilo mintis, kad, na taip, ir finansų apskaitos valdyme visam atsiranda to tokio lengvumo ir paprastumo, galvoja taip čia automatizacija, strategija, analitika, viskas paprasta ir pasižiūrėjus tą robotą galvoja, kad, na, jeigu išėjus tarp mytų prie kavos pamatysiu ir robotą gerinti kavą kartu ofise, tai turbūt nuspręsiu, kad jau laikas eiti į pensiją. Ir kaipgi pakeisite savo verslą. Taip, ir pabaigai norėčiau akcentuoti turbūt, jog svarbu ne tik domėtis naujausiomis technologijomis, bet ir būti tų pokyčių dalimi. Mūsų įmonė sėkmingai įgyvendina šias skaitmeninės technologijas ir padedame kitiems klientams, verslams plėtoti ir būti rinkos lyderiais. Tad mūsų tikslas padaryti finansų valdymą, sakyčiau, paprastą, lengvą, suprantamą ir adaptuotą ateities pokyčiams. Ir turbūt pagrindinis dalykas, ką noriu pasakyti, jeigu jūs dabar supratote, jog vis dar savo apskaitos procesuose ar finansų valdyme turite arklių, tai kviečiu susisiekti su manim ir galime prie kavos puodelio ar pietų metu padiskutuoti, kaip jūsų finansų valdymą padaryti labiau šiuolaikiškesnį. Ačiū.